Labą dieną. Tikriausiai šiandien visi atsikėlėte žvalūs, o gal kai kam iškyla klausimas, kodėl sunku atsikelti ryte, kodėl kiekvienas rytas virsta priešu. Taigi, atsakome į šitos klausimus, nes atsakymų yra daug. Visi norime būti žvalūs, būti darbingi. Ir dažniausiai viso to ieškome irgi vien vitaminuose, o mes panagrinėsime ir kitas priežastis, žiūrėkite iki galo. Ir taip pat pasižiūrėkite mano apraše duotus video apie žvalumą, kad tikrai rytas nebūtų jūsų priešas, kad atsikeltumėt žvalus ir darbingi, kad taikytumėt daug praktikų stresui mažinti, kad atsisakytumėt žalingų įpročių ir rytą pasitiktinu ne su plaktuku norint uždaužti žadintuvą, bet tikrai su tuo geru jausmu, su vertybiniu inkaru, kad mes dvasioje nešiojamės kažką, kas mums pradės paleisti dieną, praleisti, tiksliau sakant, ir iš savo širdies išleisti visas tas idėjas savo tikslo įgyvendinimui, tiek materialių, tiek dvasinių, tiek žmonių pagalbai. O dabar priežastis fiziologinės daugiausia, kodėl ryte sunku keltis ir tas rytas vietoj džiaugsmo yra priešas. Įpiknaudžiaujate kava ir saldumynai. Saldumynai sukelia metabolinį sindromą, kai nėra to raktelio, kuris atrakina ląstelę ir įneša pakankamai energijos, ir insulinas tiesiog netarakina ląstelės, kad ten patektų monosakaridai ir gamintųsi tą energiją. Ir tuo būdu negali gamintis ir melatoninas, taip reikalingas nakčiai. Dar reikalinga ir tamsa. Tiesiog mes prastai miegojame. Bet kodėl prastai miegojame? Aš už tai ir kalbu. Rytas yra mūsų priešas, liktai išmiegojame, aš kalbu apie tos atvejus 7-8 valandas, o sunku vis tiek kelti. Nes naktį kas vyksta? Turi būti gilus miegas, bet tai be miego klinikos nenustatysit. Tie laikrodžiai ne visada irgi labai tiksliai parodo, kiek jau jūs to gilaus miego fazės turėjote. Ir naktį dar ilsisi visas mūsų organizmas, valomas organizmas, kraujas valomas, aktyviai valosi kepenys. Pagal kinų mediciną tai nuo 1 iki 3 nakties ten tas kepenų valymasis, jeigu laikas nepasuktas, nu naktį. Ir jeigu jūs ten vakare sočiau valgėte, tai blogai. Ir kofeiną irgi mes piknaudžiam. Kodėl? Pasižiūrėkite video mano apie kavą, kai ir aš parašiau iš visų pusių, ką mokslas sako, kava už ir prieš, o šiandien tik tai apie miegą. Kofeinas ir adenozinas, tai kitas neurotransmiteris panašus, kad kofeinas jungiasi prie smegenyse esančių adenozino receptorių, jos užblokuoja. O adenozinas signalizuoja, kad mes jau pavargom ir kad mums reikia miegoti. Ir kasgi gaunasi? Kasgi gaunasi? Laksto tas adenozinas, ieško tų receptorių, prie kurių prisijungti. Ir kad galėtų žmogus užmigti, ar tų receptorių laisvų nėra. Viską kofeinas užblokavo, už tai mes energingesni ir žvalesni. Bet kas iš to? Reiškia, jeigu stimuliuojančios medžiagos užblokavo adenozino receptorius, ar dopaminas, ar kofeinas, viskas. Viskas. Nebeužmigsim. Ir yra daug žmonių, kur po pietų negeria kavos, bet kalbama dabar naujausi moksliniai straipsniai, kad net iki 24 valandų jaučiamas kofeino poveikis. Ir tiesiog, kai neranda adenozinas tų laisvų receptorių, jis išskiria ne pats, bet stimuliuodamas antinksčius padeda įsiskirti junginiu adrenalinui. Adrenalinas lakstom viskas dieną, tai atrodo gerai. Ir mes kaip darboholikai labai įprantam ir dažnai mes sakom, oi, mums čia kavos kvapas, oi, mums kavos skonis, bet mes labai norim to stimuliuojančio poveikio ir nepagalvom, kad dėl jo galbūt naktį nebus pakankamai gilaus miego fazės, net jeigu ir užmigsime. Kol lengvai užmiegam ir išmiegam 8 valandas, mums atrodo, kad kava to poveikio nedaro. Bet neaišku, kaip kofeiną pašalina ir per kiek laiko kepenys irgi. Labai mažai tokių tyrimų atliekama, kam tas paranku. Kitas hipotirozė, jeigu turim, irgi labai sunku. Skydliaukė ant tiek irgi sudėtingas organas, bet to skydliaukės fermentus irgi dėl tos pačios kepenys aktyvuoja. Ir kai yra sulėtėjusi skydliaukės veikla ir nebesureguliuojama medžiagų apykaita,
tai irgi miego metu nebus pakankamai gilaus to miego. Skydliaukės sulėtėjusios požymius jūs žinote, aš galėsiu įdėti mitybą ir hipotirozę irgi apačioje aprašą, kad jūs pasiskaitytumėt. Galite vartoti baltąją sidabražolę. Tai nekenksminga žolelė ir tikrai padedanti pagerinti skydliaukės veiklą, pareguliuoti mytybą ir tada, kai medžiagų apykaita veiks gerai, tai gaminsis pakankamai melatonino, bus normalus šalinimo procesas, mažiau slinks plaukai, dieną bus mažiau nuovargio. Turint hipofunkciją, ypatingai ryte sunku keltis dėl sutrikusios medžiagų apykaitos ir ją reikia atstatyti. Ir šiek tiek įmanoma atstatyti. Aš nesakau, kad nereikia vartoti vaistų, bet būna, kad pakeitė mytybą, tai tikras, į užsienį išvažiavę lietuviai ir jau vyresnio amžiaus, apie 50 metų, jie net nesakė man. Ir šiaip dėl visai kitokių simptomų sveikesnę mytybą patariau ir patariau kepenų kanalo taškus masažuoti. O kad turi hipotirozę ir vartoja hormonus, net nesakė, bet sakė, visa sveikata pagerėjo ir hormonų nebereikia vartoti. Nu, aš sakau, sveikatinantį gyvenimo būdą, gilesnį, geresnį miegą atsistatę. Mes labai labai daug sutvarkom tą medžiagų apykaitą, jai atsistačius ir atsistato ir hormonų endokrininės sistemos veikla. Nes vienas su kitu susiję, kaip sakoma, vieną grandį blogai veikiančią, jeigu pataisai, atsistato ir kitos. O vieną grandį sugadindamas kažkokiu neteisinga gyvensena, keptų, perdirbtų maistu, alkoholio vartojimu, valgymu vėlai vakare išsiderini tą medžiagų apykaitą ir atsiranda labai daug visokių sunkumų. Ir sveika gyvensena apima tą žmogaus ryšį su visuma, nes yra tam tikri dėsniai, pagal kuriuos veikia pati gamta ir pagal kuriuos sukurtas ir žmogus. Pati gamta tai yra ritmas nakties ir dienos, tai mes pagal tą ritmą ir turime gyventi ir taip pat yra pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Tai žmogaus darbų ritmas tūkstančius metų, kada sėt, kada imt derlių, kada raukt, kada daryt, kada trobas šildyt, kada ne. Ir pagal tai prisiderina žmogus ir drabužius ir visą kitą. Bet buvo prisiderinę ir prie tai, kad ką valgyti ryte, ką per pietus sočiau ir ką vakare. Vakare visada labai lengvai valgydavo, dabar išeidami valdiškus darbus, ne visada turėdami galimybės kažką įsidėti, pasišildyti, stengiasi daugiau vakare. Ir tai irgi sunkesnis, ką reiškia sunkesnis, sunkiau virškinamas, ilgiau virškinamas, reikalaujantis daugiau tulžies įsiskyrimo maistas, ypač keptas maistas, daug baltymų turintis maistas, nors sako, ir angliavandenių negalima, bet baltyminį maistą irgi turit 16-17 valandą valgyti, nes jeigu valgysit vėlai, o gult geriausia 10, jeigu jums reikia 6 keltis. Va. Taip, tai blogai, jeigu jūs kelsitės neišmiegoję. Ir dar mažiau ETF gaminasi dieną melatonino naktį, jeigu grino oro. Grinas oras labai svarbu mitochondrių veiklai. Dabar apie tą mitochondrių veiklą nepaprastai daug kalbama. Tam reikalingas aerobinis judėjimas, bet šiek tiek ir jėgos judėjimas. Mitochondrių veiklai reikalinga, kad žmogaus organizmas normaliai funkcionuotų, visa virškinimo sistema ir netgi limfinė sistema. Taigi reikalingas judėjimas, jūs žinot, kad limfa iš apačios į viršų ir reikalingas vaikščiojimas, pastuksenimas, kad jinai kiltų į viršų, nes kelia ne taip kaip pompa mūsų kraują varinėja širdis, čia tam tikri raumenų susitraukimai, galima vakare pagulėti kojas pakėlus, nes jeigu kraujo virškinimo limfotaka bus labai užteršta, tai jūs turėsit geros ATF gamybos dieną, melatonino naktį. Ir tam labai labai reikalinga daug deguonies. Ir griname ore būtina pabūti ir pastoviai vėdinti. Žmonės taupydami tą šildymą kartais nevėdina tų patalpų, kiti bijodami skersvėjo, bet tai būtina.
būtina geram funkcionavimui dieną ir geram miegui naktį. Naktį iš vis turėtų būti žemesnė temperatūra. Anksčiau žmonės miegodavo ir prie 12-16, dabar miega jau 16, tai jau skaito, kad labai vėsiai miega. Su pižama, su šiltesnė antklode, vilnonė, pūkinė, seniau ir būdavo pūkinė. Žinau, kad duodavo ir visai nuvažiavus pas mano senelio močiutės reiškia seserį Anykščių rajone. Ir jeigu žiemą gana vėsiai, būdavo netgi svečių kambarį kartais ir nekūrenama, jeigu rūdienį, jeigu ten ne minusinė temperatūra. Ir vadino tą pūkinę kaldrą duknom. Ir duodavo net ir vaikų apsiklojus labai šilta, bet būtinai tai didelis, didelis kambarys ir gali gerai labai įsimiegoti. Aš nežinau, ar žiemą ten atidarydavo langus, bet kalbu apie šiuolaikinius tos mokslinius tyrimus, kad grynas oras ypatingai reikalinga. Ir neteisingas maisto racionas, ypač vakare. Toks greitas maistas ir dieną, o vakare tai ypač užkimš kepenis, gadins skydliaukę, B12 ką tik išleido ir jūs pasižiūrėkite, kad B12 atsargos visada yra, jeigu jo negaunat su maistu, tai iki 2 metų atidavinės kepenis B12 atsargas, jeigu jo sukaupė. O jeigu jūs valgysite tokį maistą, tai kaip jums kepenis sukaups. Jos vos spės valyti teršalus, kad jūs nenumirtumėte tą dieną. Jeigu visokias bulvytės fry dar alum užsigersit, o vaikai bulvytės fry su saldumynais kimš, su Coca-Cola. Stresas labai išsekina antinkščius, antinkščių hormonai sutrikdo bendrą medžiagų apykaitą ir niekada nemiegosit gerai. Tai antinkščiai yra labai labai svarbu. Su antinkščių nuovargiu pats saldymedis, jis labai tinka antinkščiam, bet turi būtinai jausti jo skonį, jis 50 kartų saldesnis už cukrų, tai jūs įsivaizduot, kiek nedaug to šaknies reikia, ten šaknies gabaliukai metus, gali 5 šeimas tuo vyralu 5 litrus pasidaryti ir visiems išdalinti, kad po to įsidėtų prieskonių ar kažkokio kito dalyko, ar įsipiltų arbatą, kad jinai būtų saldesnė. Taigi reikia labai labai nedaug. Susimalus dėti arba vartoti po šaukštelį, šaukštą stipresnį. Ir adaptogenai labai gerai veikia, stresą mažina ir centrinę nervų sistemą ir antinkščius. Antinkščiai išsenka vyresniam amžiui, bet to antinkščių hormonai šiek tiek menopauzės, vyrų andropauzės metu turi stipriau įsijungti ir nebegali atlikti tų funkcijų slopinti, o ryte pakankamai išskirti kortizolio. Kortizolis irgi reikalingas, nes naktį jo mažiausia, o ryte daugiausia. Jeigu ryte visais nesiskirt ir vėl rytas taps jūsų priešu vietoj to, kad galvotumėt, ką jūs galite duoti tai žmonijai. O tai nėra labai gerai. Jeigu su džiugesiu neatsikeliat ir negalvojate, kaip čia mes galim kažką nuveikti. Nes antinkščių išsekimų, jeigu moksliškai, tai Adisono liga, bet liaudė tai visada tas nuolatinis nuovargis, prastas savijauta, organizmo sutrikimai, net ir medikai vadina antinkščio sutrikimus. Žemas, bet nepatologinis antinkščio aktyvumas lemia mažą energingumą dieną ir nenormalų miego ritmą. Tai antinkščiai labai svarbus tam miego ritmui. Ir kodėl sunku užmigti? Jeigu antinkščių hormonų pusiausvyrą iš tiesų yra sutrikusi, sergant endokrininėmis lygomis, naktiniai prabudimai, sunku užmigti, labiau nervuotas žmogus, stresas, nerimas. Ir dažnai vietoj to, kad atstatyti daugiau pavartoti adaptogenų, bent pradžioj, kai lyga jau giliai nuėjo, tai aš nesakau, kad nereikia eiti pas psichologus, psichiatrus, bandyti kažkokias psichoterapijas arba jau vaistus, jeigu visiškai išsiderinęs ritmas ir labai negeros mintis. Ir šiaip, jeigu jūs prastai miegate ir po 8 valandų miego atsikeliat nepailsėję, tai įtariame dar ir hormoninė problema. O šiaip visada ir endokrinologas arba šiais laikais gyvensenos medikai kartu dirba komandoje su šeimos medikais. Jums sakys, kad mitybos įpročiai, fizinio aktyvumo stoga, neišgydytos lygos, miego apnėja. Ir reikia visą tai kartu kompleksiškai spręsti. Jeigu pasikeitė miego ritmas, pervažiavo tai kažkuria tai zona, tai jaučiasi. Nors man dažnai ką rodo laikrodis. Čia kiekvienas žmogus labai skirtingai. Kiti labai ilgai nepripranta, kiti melatonino tabletės geria. Levandos, valerijono visi žino.
koreguoja tą stresą, kvėpavimo pratimai. Kelionių metu paprastai žmonės labai šiaip nuvargsta, daug vaikšto, visa kita ir tai padeda fizinis nuovargis, bet nepervargimas juodas. Tada padeda užmigti. Fizinis darbas irgi aš esu išgirdėjus irgi kadangi dirbau visą laiką su protiniu darbą žmonėmis, dėstytojas ir mokslininkais maisto institute irgi sakydavo, jeigu į kaimą išvažiuoju, padedu savo ten motinai, tėvui, seseriai ir nuvargstu, ten per talkas, tai tiesiog vakare krentu, taip tai kartais neužmiegu arba per anksti nubundu, po to krūvas darbų tvarkyti ir labai blogai. Arba irgi atsibundava, kaip aš sakau, kodėl rytas tampa mūsų priešu, net išmiegoju 7-8 valandas. Taigi apibendrinsim truputį. Šiaip tai nėra labai didelė dalis susijusi su antinksčių funkcijos nepakankumu dėl streso ar nerimo, netinkamo miego režimo. Labai vertingas miegas iki 12 valandos. Nu, pats vertingiausias. Šiaip, kai elektra atsirado, tai aišku, 12 valanda, 24 tiksliau netapo vidurnakčiu, tai jau tapo normaliu atsigulimo laiku, vidury nakties. Kas buvo senovėje, tai nesąmonė, nes brangindavo tą žybalą. Ir šiaip, kaip aš sakiau, žmogus yra gamtos ritmų dalis. Ir cirkadiniai vairūs ritmai labai mus veikia. Kofeino, alkoholio vartojimas per dažnas, lėtinių lygų, nepakankamas fizinis aktyvumas, netinkama mytyba. Ir taip žemas kraujospūdis irgi gali būti rimtos ankščių problemos, kai žemas kraujospūdis, hiperpigmentacija, elektrolitų pusiausvyros sutrikimai. Tai elektrolitai yra natris, kalis, magnis tokie pagrindiniai. Ir dar dažnai stengiamasi lovoj būti šeštadienį, sekmadienį arba atsimiegot. Tai irgi neįmanoma. Jeigu ilgai lovoje guli ir visiškai nevaikštai, tai atsiranda miego sutrikimai. Lovoje reikia būti tiek, kiek ten mes miegam. Šiaip ilsėtis kartais galime nudrybti ant hamake, bet jeigu jūs nusnaudžiate dieną, tai lygiai tiek bus atimta nakties metu. Aišku, labai pervargusiam žmogui po įtemptų darbų. Tie, kurie aukos principų saugodami mūsų sveikatą, medikai, gaisrininkai ir tą naktim būdį, gal nepaminėjau visų specialybių, bet visi labai šaunūs žmonės, kurie aukoja savo sveikatą dėl mūsų, turi teisę dienos metu ir jiem galbūt aukos principų ir tas miegas paskui ateina geresnis, nors aš manau, kad vis tiek šiek tiek jie aukojasi, miegas negali būti labai geras, jeigu tu dirbi naktį. O šiaip visi kiti, kurie naktį nedirba, tai lovoje miego metu dieną judėkite, nors kartais tikrai sunku, aš pati žinau, į vyresniam amžiuje kartais sunkiau užmigti ir visa kita, ir yra pagunda kažkokių raminančių išgerti ar kažko, ypač jeigu tu pragulėjai dieną, tai vakare užmigsi tikrai sunkiai. Ten, jeigu žiūrim filmus, geriau žiūrėti sėdint, tarpais padaryti pratimus ir pritupimus, pavaikščioti, jeigu ten nežmoniškai lyja lietus ir tu aš neišėjau pasivaikščioti arba ten man skauda gerklę, bet neturiu tokios didelės lygos irgi lietus pratimus galiu visada atlikti ir tai aišku be galo pagerins tą miego funkciją. Už tai visiems siūlau, kad rytas nebūtų priešas, o norėtųsi keltis, visus apkabinti ir kažką naudingai nuveikti. Nors vieną patarimą iš visų šitų mano patarimų, pavyzdžiui, mažiau pagulėti dieną, šeštadienį, sekmadienį. Taigi linkiu gero miego visiems ir ryte būti pailsėjus.